Virtualūs instrumentai biomedicinoje 2012. Tai tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, sukvietusi beveik 150 tarptautinio lygio pranešėjų. Šioje konferencijoje buvo siekiama skatinti domėtis biomedicinos inžinerijos ir medicinos technologijomis, diskutuoti opiais klausimais ir žinoma įgyti žinių. Anot konferencijos programinio organizacinio komiteto pirmininko, docento daktaro Arvydo Martinkėno, tai ypač svarbu biomedicinos inžinerijos plėtrai ir tobulėjimui, nes šiuo metu itin reikalingi kvalifikuoti specialistai, gebantis tinkamai pritaikyti naujas technologijas. Kadangi pastaraisiais dešimtmečiais medicinos technologijos labai smarkiai vystosi, būtent reikalinga naujos kartos ir žmonės, piliečiai, kurie sugebėtų būtent suvaldytas technologijas, mokėti jas pritaikyti medicinos ir biomedicinos tikslais, mokėti nagrinėti žmogaus fiziologinės funkcijas, mokėti modeliuoti, mokėti registruoti signalus, juos analizuoti. Konferencijos metu nagrinėti šiuo metu aktualūs biomedicinos klausimai problemos. Didelio dėmesio sulaukė miego tyrimo analizės ir prietaiso skirto migreninių skausmų mažinimui pristatymai. Pranešimus skaitė įvairių Lietuvos ir užsienio universiteto atstovai. Konferencija Virtualūs instrumentai biomedicinoje šiemet jau buvo 7. Pranešimų medžiagą ketinama išleisti atskirų leidinių, kurio apimtis šįkart siekia 180 puslapių. Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete vykusi mokslinė konferencija Technologijos mokslo darbai vakarų Lietuvoje šiemet buvo 8. Į ją kas 2 metus susirenka jaunieji mokslininkai kupini naujų idėjų ir kaskart vis brandesnių darbų. Šioje konferencijoje labai didelis dėmesys buvo skiriamas jaunųjų mokslininkų darbams. Anot konferencijos koordinatoriaus, docento daktaro Jono Čerkos, konferencijos tikslas yra ne tik pristatyti pranešimus, bet ir aptarti per 2 metus atsiradusias naujoves, jas apibendrinti. Konferencijos tikslas yra mokslo vakarų Lietuvoje pasiekimai ir ypač tie pasiekimai, kuriuos yra pasiekę, kuriuos mokslinius tyrimus atlieka mūsų jaunieji mokslininkai, magistrantai, doktorantai. Šių pasiekimų skleidimas, pasidalinimas patirtimi. Mūsų konferencija vyksta kas 2 metai. Tai kas 2 metai, ką naujo esame padarę, kokios yra naujovės tiek pas mus vakarų Lietuvoje, tiek pasauliniu mastu ir bandom tą apibendrinti, pasidalinti tarpusavyje. Dalinantis moksliniais darbais ir idėjomis, nėra apsiribojama technologijų sritimi. Jaunųjų mokslininkų darbai yra pristatomi socialinėme, ekonominėme, politinėme kontekstuose. Konferencija buvo suskirstyta į 6 sekcijas pagal technologijos mokslų kryptis. Kiekvienoje iš šių sekcijų buvo pristatyta apie 20 pranešimų. Pasibaigus konferencijai, šie pranešimai bus spausdinami leidinyje Technologijos mokslo darbai vakarų Lietuvoje. Tiek po biomedicinos, tiek po technologijų krypties konferencijų išleisti leidiniai yra didelės apimties ir rodo, kad studentai ir jaunieji mokslininkai kasmet tobulėja.